kai mes atvykstam į gamtą, į mišką, pasimėgauti mišku, įprastai mes neskirsto medžių gerus ir blogus. Todėl, kad vieni medžiai yra dideli, kiti maži, vieni stori, kiti ploni, vieni kreivi, kiti tiesus. Nebent mes esam medienos pramonės darbuotojai. Tačiau tuo momentu, kai tik atsiduriam tarp žmonių, mums iš karto įsijungia kritiškumas, mes pradedam vertinti, lyginti, smerkti. Ir tie dalykai iš tikrųjų kyla dėl mūsų pačių nesaugumo jausmo, dėl poreikio nuolat pasitvirtinti savo savivertę. Tačiau, jeigu mes pabandytumėm žmonės matyti taip, kaip mes matome medžius ir priimti juos tokius, kokie jie yra, įskaitant save, mes iš karto pradėtumėm jaustis geriau. Tiek su savimi, tiek su aplinkiniais žmonėm, tiek su aplinkiniu pasauliu.